esu Vaida. Vaida Pilibavičiūtė turbūt reikėtų pasakyti. Gerai. Čia mano ratas apsaugos, kad piktos dvasios nepultų. Žodžiu, aš esu Vaida, mano mentorius yra Sigitas Žutautas. Aš Medeina Čijauskaitė ir mano mentorius Roman Gamerit. Vainius iš medicinos fakulteto, mano mentorius Kristupas Žegunis. Danila, mano vardas, mentorius Gintaras Bingelis. Tai sveiki, aš esu Asta, mano mentorius yra Karl Bernheim. Esu Adas iš Rotary akademijos, mano mentorius buvo, yra ir gal dar bus Naglis Nasvytis. Marius, mano mentorius gerbiamas Algimantas Myčius. Esu Edvinas, mano mentorius yra Ovidijus Jankauskas. Kai dabar susitinku su draugais, sako, kuo tu užsiimi, aš sakau, pavardinu vieną, kad ten studijuoju, dirbu ir visą laiką Rotary akademija. Aš čia tokia klausinė, bet aš jau iš tikrųjų nesugebu apipasakoti, kas yra Rotary akademija. Rotary akademija man yra akademija, tai yra tiesiog pažiūrėjimas į paprastus dalykus, kasdienius pakankamai, kasdienės mintis kitaip. Galimybė pasikalbėti su kitu žmogum, su kuriuo galbūt neturėčiau progos susėsti už stalo ir pasakyti savo kažkokius svaičiojimus arba svajonės viltis ir sulaukti patarimo, kažkokios nuomonės ir tiesiog išklausimo. Gėris. Visapusis gėris. Kam iš tikrųjų nugyventi 40-100 metų ir paskui kažką supras, geriau susitiks su žmogumi, jis tau iškart pasakys. Man yra pokytis ir jeigu tu priimsi tai, ką išmokai, ką sužinojai, tai tikrai gali nueiti ten, kur tu eini, ko tu sieki. Rotary akademija tau yra? Vagių klubas. Ne, gerai, juokauju, vagis negražiai skamba. Palauk, sugalvokime kokį nors gražų žodį. Vagiai šmikiai, ne, šmikiai negerai. Sukčiai negerai. Kai pasakoju apie pačią Rotary akademiją, aš neapibūdinu būtent, ką man davė, bet bandau papasakoti savijautą, kuri yra labai gera. Netgi muzikos skonis pasikeitė, jau kažkoks toks, nežinau, įdomesnis kažkaip pasidarė. Iš tikrųjų vieta, organizacija, kurioj reikia tik norų ir gali įgyveninti visas idėjas. Mane labai nustebino, kad nuo vertybių pradėjome mes. Kodėl nustebina? Nes tikrai negalvoju, kad versle reikia vertybių. Aš negaliu susikaupti. Ačiū Jums. Pats geriausias momentas tai buvo pirmas susitikimas, kai atėjau ir supratau, kad aš galiu kalbėti, galiu sakyti viską, ką noriu. Ir iš esmės, kai jaučiau, kad nereikia pokalbio kažkaip vesti ar galvoti apie ką kalbėti, ką pasakyti, kai galėjau pakankamai drąsiai ir laisvai bendrauti su man paskirtu žmogum. Baisiausia buvo, kai atėjau pirmą kartą pasigalvojau, kas čia bus, koks žmogus, kaip čia susipažinsim, ar viskas gerai, ar aš jam patiksiu, ar taip ir toliau. O po to tai viskas normaliai, 2, 3, 4 susitikimai, 5, 6 irgi geri, visi geri iki galo. Kol nagrinėjau vertybės, aš apie vertybės ilgai galiu kalbėti, iš tikrųjų, nes paskui laiką neužteks. Ne pats svarbiausias dalykas yra karjera ar ten kiek jisai pasiekęs gyvenime, nors tai aišku be abejo labai svarbu, bet man atrodo būtent tai, koks jisai žmogus, jis labai paprastas, labai moka paprastai paaiškinti sudėtingus dalykus ir labai tokia, nežinau, artima siela. Ką davė? Galimybė, sakyčiau, galimybė dar kartą pažvelgti į save, pasižiūrėti, susistatyti kai kokius dalykėlius, pasigalvoti. O ką aš daviau projektui, tai, manau, parodžiau, koks šaunus jaunimas auga dabar Lietuvoje, kaip čia viskas gražu, nėra taip viskas blogai. Manau, kad vienas iš tokių geriausių, tai gal buvo, kad reikia į gyvenimą žiūrėti visą laiką plačioj perspektyvoje ir negalvoti tik apie tai, ko tu nori dabar, bet ir ko tu norėsi apskritai vėliau. Tik atėjus į Rotary klubą kažkaip su žmogum pradėjo rištis pokalbis ir faktiškai visas tas laikas, visas bendravimas Rotary akademijos metu susidėjo į vieną gerą dalyką.
Man labiausiai turbūt įsidėmėjo tai, kad pačioj pradžioj mes pradėjom bendrauti su Romanu, kai dar nežinau, kad jis bus mano mentorius ir mes labai sutapo mūsų charakteriai. Ir tada po to, jau kai aš išsiaiškinau, kad tada dar galvojau, kad labai norėčiau, kad jis būtų mano mentorius. Ir tada išsiaiškinau, kad jis visgi mano mentorius. Labai apsidžiaugiau ir man visa šviesi ateitis nusišvietė prieš akis. Ką padėjo mentorius per savo supratingumą ir kantrybę, nes mokytojas geras, išsikristalizuot. Ir geriausia frazė, kurią iš tikrųjų išmokau ir taikau iki šios dienos, tai yra, ką jis man yra pasakęs. Tai negalvo, kaip nepadaryt, padaryk. Tai iš tikrųjų daug užvedė tuo dalyku. O kodėl mes taip ir kalbėsime, tik tai apie vertybės, kur mano pinigai ten, kada čia mes kalbėsime, išsiaiškinsime mano tikslą ir aš išeisiu taip maždaug, aš žinau, dėl ko gyvenu ir viskas yra gerai. Ką aš įsinešiau daug patirties. Ką mentorius man davė? Man davė patarimus, patirtį savo, įžvalgas ir išmokė turbūt, kad garsiai pasakyta mintis, kur kas labiau veikia arba ji yra kitokia negu ištarta mintise savo. Kol vertybės nagrinėjau, tai pasidariau labai geras žmogus. Pamačiau, kad viskas daroma ne taip paprastai, kaip įsivaizdavau prieš čia ateinant.